vieną dieną kas nors padovanojo man tokio didelį kreipšį saldainių ir buvo kažkokiam ten susirinkime ir priėjau prie vienų vaikų, sakau, imk. Kreipšis buvo didelis, pilnas. Ir aš mačiau jo mamos akise tokia panika. Ne, tikrai nedaryk šitą. Ir vaikas taip atėjo už 3 mečių ir taip su abu rankomis įsimerkė, kaip į baseiną iš tiesų. Mačiau didelį laimę jo akise ir didelį gėdą jo mamos akise. Galvoju apie tą situaciją, skaitant tą Evangeliją, nes kada tėvas Paulius klauso, kodėl yra vargšai, kodėl yra turtuoliai, galbūt, kad ta Evangelija atneša mums kažkokių elementų atsakymai, nes Kristus, kalbant apie savo karalystę, kalbant apie tai, ką jisai atneša, nori perdaryti mūsų įvertinimo būdą, mūsų mąstymo būdą. Taip techniškai bažnyčiai mes šitą vadinam atsivertimas, metanoja graikiškai. Yra visa serija tokių palyginimų, kurie rodo, kaip Jėzaus išminties mąstymas labai keičiasi, skiriasi nuo mūsų žmogiško mąstymo. Kodėlgi man nepaimti daugiau tų saldainių? Kodėl? Reikia juos imti. Jeigu duoda, tai reikia juos imti. Biški toks, man atrodo, yra tas mąstymas tų turtuolių. Jeigu Dievas mane davė, tai reikia naudoti dabar. Ir naudoti kiek įmanoma. Ir Jėzus atkreipė jo dėmesį, sako, bet prisimink savo iš tiesų. Prisimink tą Lozorių. Ir iš tiesų nelabai jam padeda, nes Lazorius pagal tą tekstą tai toks profesionalius elgetis. Reiškia, jisai tik šitą daro, jisai prašo pinigų. Ir jo būsena yra labai sunki iš tiesų, nes jo atneša. Jisai negali judėti taip, kad tik šuniukai ateina. Ir mes galim įsivaizduoti daug tokių žmonių, kurie spontaniškai, nežinau, neduosim pinigų. Nes klausom save, ką jisai negali uždirbti. Tikrai? Ir Kristus atkreipė dėmesį į tokią dalyką, kad išmalda iš tiesų tai yra pažinti tą žmogų. Tas elgetis turi vardą, jo vardas Lozaris, a turtuolis ne. Turtuolis neturi vardą, jisai yra nepažįstamas, jisai kaip neturi draugų, a Lazorius taip. Išmalda tai ne tik duoti pinigų, pataisyti tą pasaulį, padaryti, kad nebus vargšų. Išmalda, atsivertimas, nauja Dievo Jėzaus karalystė taisyklė, tai susipažinti su tuo žmogumi, pažvelgti į akis, sužinoti jo vardą, paspausti ranką ir padaryti kažkoks asmeniškas ryšį. Tai gali būti pavojinga. Vieną dieną, čia buvo tokia susikvėpimo diena ir atėjo tokia moteris, kurią dažnai aš mačiau einant per gatvę su daug tašų ten. Ir jinai atėjo, praleidom pusę dienos kartu, ten buvo paskaitos kažkokia agapė, kažkas ten. Ir pabaigoje jinai ateina prie manęs ir sako taip, aš pripažinu, kvapas nebuvo Chanel 5. Ir sako, broli Jurgi, norėjau jums kažkas pripažinti. Aš visą laiką galvojau, matant tave, kad tavo šypsena tai tokia ironiška, tokia patyčios šypsena iš manęs. Ir šiandien supratau, kad ne, tai iš tiesų,
Tai normalų šypsena. Tai ačiū. Kartais neturim daug ką duoti, paprastai pažvelgti į akis, pašypsoti, bet tai daro ryšys iš tiesų su kitais. Ir tas ryšys ne iš karto gali būti labai sėkmingas. Bet tai yra nauja taisyklė, kurią įveda mums Kristus ateinant į šią žemę. Naujas būdas padėti kitiems, naujas būdas duoti išmaldą. Nes, ir tai yra antras dalis tos istorijos, tų palyginimų, nes tai iš tiesų daro, kaip mes gyvensim po mirties, kokia bus mūsų būsena. Jisai Abraomas pabrėža, kad tarp jūsų ir mūsų dabar yra tarpas, kaip čia buvo pasakytis, neperžengiama bedugnė. Galim šitą pasakyti, kad tai yra sinonimas pragaro. Neperžengiama bedugna. Reiškia, jisai yra vienas. Pragaras tai ne ugnis. Pragaras tai vienišumas, kur aš negaliu mylėti. Nes kad mylėti reikia dviejų. Ir aš atsisakiau mylėti. Svarbiau negu meilė kitam buvo iš tiesų, buvo aš. Ir toks buvo mano pasirinkimas. Kristaus primena, kad yra kitas pasaulis. Ir mes esam atsakingi, kad šio kito pasaulio taisyklėmis naudotis čia žemėje. Apie tai sako, tai jūs turite Mozę ir pranašus, tegul skaito. Ir kada mes esam čia žemėje, turim daug tokių pagėdavimų. Sakom, tegul bus kažkoks stebuklas. Dievas gi visagalis. Parodyk man kažkas labai ypatingo, įtikėk mane. Ir toks yra mąstymas iš tiesų tų turtuolių. Tegul kažkas iš mirusiųjų prisikels, kad jisai nueis, įtikės mano broliu. Bet žinot, Lazorijus, man atrodo, ne veltui Jėzus pasirinko tą vardą, nes prieš savo mirties jisai prisikėlė Lozorių. Prisikėlė jo prieš žydų akių. Jie mato. Daug įtikėjo, patikėjo. Ir daug iš tų, kurie mato, nukryžiavo Kristaus. Galim pamatyti bet kokią stebuklą. Ir iš tiesų pasirinkimas pasilieka mumise. Stebuklas nepriverčia mūsų tikėti. Tai laisvas pasirinkimas priimti tą malonę ar ne. Ir Jėzus saugo tą galimybę, tą dovaną, kaip laisvą atsakymą. Ir tai yra irgi Jėzaus karalystė taisyklė. Mūsų atsivertimo taškas. Ar aš priimu iš tiesų to, ką bažnyčia moka, ką Evangelijos sako. Yra toks vienas savanoris, vardą nepasakysiu, galbūt, kad yra čia bažnyčia dabar. Ir aš vieną dieną kalbėjau su juo ir sakau, klausyk, a kaip tu atsivertė, kaip tu atsiradai bažnyčiai? A jisai taip pažvelgia, sako, žinai, Jurgi, taip, gal biški keista sakyti, bet, per laidotuvės. Aš galvoju, taip. Žinai, ten, draugų buvo laidotuvės į Semirą, nuėjau ten į bažnyčią. Ir kunigas sako pamokslą ir sako, jisai jau iš antros pusės, mes čia pasiliekam. Tai kur mus eisim po mirties? Į pragarą ar į dangų?
Nu, žinai, aš taip susimaščiau iš tiesų ir galvoju, nu, kur aš eisiu su mano gyvenimu? Kur aš eisiu? Nuo to prasidėjo iš tiesų mano ieškojimas, mano vaikščiojimas į bažnyčią. Tai klausimas, kuris Kristus mums šiandien užduoda, kur aš einu iš tiesų? Ar aš tikiu, kad po mirties yra aiškus išdalinimas? Ar dar tokia, galbūt ten kažkoks kita galimybė yra dar? Galbūt, kad duodam savo kažkokią viltis per reinkarnaciją irgi. Gal ten būsiu kažkokią katedrą. Turėsiu šansą. Labai mums netinka tas mąstymas, kad Dievas yra gailestingas ir tuo pačiu metu duoda aiškį sprendimą, teismą. Ir esam tokiu būdu kažkaip panašiai į tą turtuolį, kuris sako, tegul mirusieji prisikels ir nueis ir ten papasakos. Tai kažkaip ieškom tų kitų galimybių. Bet kad tikėti, ką Kristus mums pasako, gana sunku iš tiesų. Kristus yra išmintis. Ir ar aš tikiu, ar aš jam pasitikiu, ar aš noriu tvarkyti savo gyvenimą pagal jo taisyklės, įsakymus. Ar aš noriu semti tą išmintis iš Kristaus. Tos rankos, kurie ima tos saldainius, galbūt, kad tai mano rankos. Aš taip imu iš kitų, iš galimybių, kurio turiu. Iš tiesų tai visą gyvenimos darbas. Kad paimti vieną ir pagalvoti apie kitus. Paimti vieną ir sakyti Dieve, laimink tą žmogų, kuris duoda. Bet Kristus yra šalia, kad mūsų stiprinti toj kelyje.